Ši evangelikų liuteronų bažnyčia jau daug metų stovi apleista. Vienas šaltinis teigia, kad nuo 1960 metų. Patekę į vidų, nieko įspūdingo nepamatysite. Bažnyčia jau seniai nebeturi stogo. Panašu, jog bažnyčia nėra visiškai užmiršta. Galima aptikti žvakių. Panašu, kad čia kažkas ieškojo lobių. Vos už kelių šimtų metrų nuo bažnyčios matosi kažkoks keistas bokštelis. Jis iš sukryžiuotų kaulų. Tokį vaizdą pamatyti kapinėse, man atrodo, gan neįprasta. O dabar truputį patyrinėsiu kapines. Kol vaikščiau po kapines ir pragiedrėjo dangus.